Sveiki, 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 sveikos, mielos feisbilderės. 100 metų, 5 minutės live su Viktorija. Taip, matot mane? Kažkas čia trūkčioja, man atrodo. Visos gražiausios, nuostabiausios Lietuvos ir viso pasaulio lietuviškai kalbančio moteris. Matot mane? Pasakykite labas, atsiliepkite, prašau, labai norisi mums. Man asmeniškai labai norisi pabendrauti, sužinoti, kas mane mato. Hello, hello. Tai va, tai 5 minutės. Pradžia yra tokia, sakyk, prašiau labai, ačiū, prašiau labai klausimų. Jeigu turit kažkokius klausimus, matom, labas Vilija. Žodžiu, jeigu turit kažkokius klausimus, parašykite, tokius trumpučius, bet kažkas, žodžiu, mankštinatės. Ar suprantate, kad turite 57 raumenis? Ar suprantate, kad tie raumenis praranda tonusą ir arba labai stipriai tonizuojasi. Vėlgi, kaip visada, kas čia šneka, Viktorija Baltramiejūnienė, Facebuilding trenerė ir kol kas solo uno Lietuvoje, ta, kuri pasakojo apie Facebuildingą, apie mankštas. Ne jogos, ne revitonikos, ne kažkas kita, o būtent paprasta sistema, kurioje reikalingos švarios rankos, jūsų tiesi nugara, vidinė šypsena ir tiesiog truputėlis jūsų laiko. Kas atsitinka metų eigoje? Ir svarbiausia, 2 tokios žinios, ne tik kad žinios, man atrodo, aš dar nesu sakiusi, bet kažkaip live, kad mimika, jinai spazmai, darbininkai mūsų, lygiai taip pat šypsosi Viktorija ir čia spazmuojasi. Ir kas atsitinka vakare? Atsitinka taip, kad gilėja. Viskas gilyn. Mes dirbam pelenės, gyvenam pelenės gyvenimą. Klausykit, visos skaitėm tas pasakas, mamos mums sekdavo tas pasakas apie tai, kad visos norėjom būti princesėm, pelenėm. Tai va ta pelenės istorija yra tokia, kad raumenynas dirba nuolatos. Dirba, atsipalaiduoja, viskas vyksta nuolatos kiekvieną dieną 24 valandas per parą. Lygiai taip pat tinginukai, kurie slenka žemyn mūsų veidą su metais. Jie lygiai taip pat ir dieną naktį, jie sako, aš nenoriu nieko daryti, tu manęs, reiškias, neprisimeni. Ir viskas. Ir žandukai slenka, taip, žandukai, kaip juos pakelt, be jau žinomų pratimų. Žandukus pakelti realiai, išlaikyti šitose vietose. Tai yra tik tais pagrindinis pratimas, kuris visą laiką, sakau, žandams rodomas, kuris yra sudėtingas labai, bet jį reikia įvaldyti, nes tai yra vienas iš 3 pratimų, žandukai, mūsų tinginukai, viskas važiuoja ir svarbiausia, kad daugiausia yra šitose vietose. Tai mes daugiausia šitas vietas ir keliam, nes linkimas ir važiavimas visas yra nuo čia. Čia mes labai daug spazmuojame, čia pas mus neatsipalaiduoja, čia yra kramtomieji labai dideli, raumenynas didelis. Čia pas mus labai dažnai irgi būna, kad pas mus pasispazmuoja, tai mes čia atpalaiduojam. Tai tie tinginukai sako, mes nieko nedarysim, lauksime, kai mes nueisim iki visiškos atrofijos, nes iš tikrųjų mediciniškai negąsdinsiu, bet taip atsitiks kažkada, jeigu nėra naudojamas daiktas. Įmam iš gyvenimo pavyzdį. Jisai apdulka, jisai gali tiesiog net nenaudojamas, genda, kažkas su juo atsitinka. Toliau, reiškia, lygiai taip pat su raumeniu. Jeigu jūs jo nenaudojate, jisai labai stipriai traukiasi ir metų eigoje susitraukia raumuo. Ne visas karkasas nėra toksai ilgas ir toksai išsipūtęs. Susitraukia ir nyksta. Tai taip atsitinka, pavyzdžiui, raumenis frontalis susitraukia, ir nyksta. Ir ką mes turim? Mes turim senėjimo raukšles. Ir tai nebūtinai, kad mes kilnojam kaktą ir visą laiką labai stipriai mimikuojam. Tiesiog vyksta senėjimas, raumens senėjimas. Toliau, kas atsitinka, pas mus viskas gilėja. Mažo to, kad važiuoja. Kaip tik, jeigu šnekant šiandien kalbam apie žandukus ir padarysim žandutą pratimą, jeigu čia labai stipriai spazmuojasi, o čia viskas važiuoja žemyn, kas atsitinka? Čia labai įsirėžia. Ir paskui atsitinka tokios pagalvytės. Ane? Yra?
Matėt tokių savo gyvenime vyrų, moterų. Tai čia reiškia, kad čia stiprus labai spazmas. O čia viskas važiuoja, nebelaiko. Spazmas tik šitoje vietoje prilaiko. Ką mes norim padaryti? Op, pakėliam ir čia raminam. Taip, šitaip. Toliau kokiais būdais aplamai, ką galima daryti su savo veidu. Nepaslaptis, kad aš nuo šiol ne tik nuo kovo pabaigos, ne tik esu veido mankštų trenerė, bet ir tas žmogus, kuris turi kosmetikės, kosmetologas be medicininio išsilavinimo diplomą. Tas diplomas yra unikalus tuo, kad aš moku masažuoti. Mėgstu masažuoti, kaifuoju masažuojant veidą, dekoltę zoną, tik tai iki čia, aš kūno nemasažuoju, vėlgi su kūno masažais galiu atvirai pasakyti, čia reikia medicininio išsilavinimo. Man taip atrodo, kad yra didžiulis poveikis. Čia yra poveikis toksai, kad mes, vėlgi man labai padėjo būnant trenerė, jau būnant veido mankštų trenerė, labai padėjo kuo geriau įsisavinti masažus, nes aš puikiai įsivaizduoju, kuris yra raumuo, kaip jisai elgiasi, kurioje vietoje jisai yra tas raumenukas. Tai ką reikia daryti? Reikia daryti savimasažus. Jeigu mes norim turbo super rezultato, tiesiai šviesiai pasakysiu. Dabar kaip tik dirbam 15 dienų nuotolinę programą, kiekvieną dieną aš įrašau 2 sesijas mankšta, kartu su manimi visiškai gyvai mankšta ir savimasažas. Super, duper puikus rezultatų ir ačiū kiekvienai, kuri pasako, kad atvirai šiandien feedbackas duoda, reiškės, sako, nežinau, vakar kosmetologija, ką su manim daryti. Aš atsiprašau visų kosmetologijų, jūs tikrai žinosit, gera kosmetologija, jinai žinos, ką daryti, bet aplamai, kad šaunu, kad mes eliminuojam kažkokius jau smulkius dalykus, kad mes padedam tam pačiam specialistui. Nes nėra, atvirai pasakysiu, lygiai taip pat, nėra gerai, kai pas tave žmogus ateina, tik tai čia pasidaro, paskui nueina namuose, nieko nedaro. Darykit namuose, taupykit pinigėlius, važiuokit ilsėtis, pirkite savo gražius dalykus, žinodamos, kad jūs galite savo rankomis savimasažo pagalba ir mankštų pagalba dirbti su savo veido ir kaklo pamušalu. Tai yra labai svarbu, todėl kad oda tai yra atskiras visiškai organas, kurį reikia prižiūrėti. Jinai turi imunitetą, jinai turi savo ligas, jinai galų gale neduok dievė nei vienam ir nei vienai. Odos vėžys ir visa kita, tai nėra raumenynas. Raumenys neturi to, tai yra visiškai atskira respublika raumenynas, bet senėjimas prasideda iš vidaus. Jeigu mes taip iš tikrųjų literatūriškai šnekėtume, kad būna ir jaunų pensininkių arba pensininkų, tai yra psichoemocinė būsena, žmogus toksai, jisai jau pagal visą savo būdą yra labiau toksai pasenęs, arba buvo labai jaunatviškų. Wow, ten, reiškia, tokios fainos arba faini, iki pat gilios senatvės, jie skvarbaus proto, humoras, visa kita. Lygiai taip pat su, labas Rima, su raumenynu. Iš vidaus prasideda senėjimas ir mes paskui sakom, oi, per vieną naktį paėmė ir paseno. Atvirai pasakysiu, per vieną naktį pražilsit, taip, pasenti, ne. Raumenynas, jisai, ką ir noriu, 24 valandas traukiasi. Ir mes po truputį mankštomis, darydami mikrotraumas su apkrova, mes ilginam raumenis ir putlinam. Savimasažais mes darome didžiulį darbą, dar didesnį negu daro mankštos kraujotakai, limftakai. Tai pačiai odai mes stimuliuojame odą, viską darom švariai ir mes paimame ir padarom pasyvų darbą su visų raumeninu, su tais raumenukais, kurių galbūt netiek palėtė mūsų mankšta, nes mes dirbam su tam tikromis zonomis. Tai klausimai. Tai apie žandus buvo klausimas. Ką žandams daryti, pratimų viso labo, pagrindinių, bazinių, su visais kažkokiais, dabar iš tikrųjų turi tą turbūt lygą tų visų žmonių, kurie jau labai stipriai gilinasi į tam tikrą veiklą, visi iš naujus pratimukus sugalvoju, kokie galėtų būti, reiškia, kokios dar galėtų būti variacijos, bet pagrindinių viso labo, mielosios, tai yra tik tai 30 variacijų. Visas tas variacijas karts nuo karto aš vis ir parodo, bet baziniai, atvirai sakau, bazinių, tai jų yra 15. 3 aplamai pagrindiniai baziniai, kuriuos mes turime daryti. Visa kita, kaip aš sakau, tai yra pasirinktinai. Visa kita mes turim truputėlį kaitalioti po laiko mankštas.
Kodėl? Todėl, kad, žiūrėkit, jeigu jūs pripratote, nežinau, keltis 6 ryto. Pripratimas paskui, anksčiau buvo sudėtinga, paskui jau visiškai lengva ir tarsi jokio efekto. Jau jūs komforto zono, jums jau jūs keliate 6, viskas ok, pasaulis yra gražus. Taip pat ir raumenynui. Jeigu ir raumenynui, ir savimasažams. Ir masažams, ir savimasažams. Masažuose atsitinka efektas, plato efektas, lygiai taip pat su mankštomis. Pripranta, bet po laiko. Ir mes turime visą laiką bandyti kaitalioti. Ką reiškia po laiko? Ne kiekvieną dieną ir ne kas savaitę. Po keletą mėnesių, kartą į keletą mėnesių jūs galite imti ir pakaitalioti seką, pakaitalioti pratimukus, išimti kažką, tegu ten pailsi. Bet tai jau noriu pasakyti, kad kai jūs pradedate suprasti, matyti savo veidą ir matyti, kas su juo vyksta. Vyksta su veidu net po 3 dienų. Jeigu intensyviai pagal metodiką dirbam 3 dienos ir jūs jau jaučiate ir matote pokyčius. Antras dalykas. Toliau jūs matote, pradedate koncentruotis ir dirbti su veidu, suprantant jį. Ką jūs padarėte ir kas po to atsitinka. Ko jūs nepadarėte ir kas kažkur pradėjo vėl arba slinkti, arba kažkas pasikeitė. Paskui jūs pradedate, kai jau jums viskas tampa įprasta su savimasažais ir su mankštomis, jūs pradedate varijuoti, nes jūs išradingos esate. Jūs pradedate galvoti, aha, jeigu čia padariau šitaip, galbūt galima sukeisti, galbūt galima kažkokią savo, kuri man yra komfort, labas Alina, kuri man yra komfort mankšta, jūs sugalvojate ją savo, svarbu ką tik tai daryti. Svarbu atsiminti pagrindinės taisyklės ir svarbu atsiminti, kad reikalingas reguliarumas. Tai realiai, kaip nueiti išsivalyti dantis. Tai žiūrėkit, pašnekėjau, dabar darom naudą. Tas pratimas, kuris nepavyksta niekam, o kodėl jisai nepavyksta niekam? Todėl, kad mes nepripratę, mankšta yra protas plus raumuo, nepripratę čia valingai kelti pūpeles. Taip? Labą? O, Lukai, labas. Nepripratę valingai kelti pūpeles. Tai ką dabar darysim? Pratimas 2 viename. Sudedam burną į raidę O. Ir pasižiūrėkite, kas atsitinka su mimika, apie kurią pasakojau. O. Ir jinai išsitėsi. Tai reiškia 2 viename, nes mes dar čia padarom papildomą tempimą. Toliau įsivaizduojame mūsų raumenynas, kuris eina šitaip. Jisai važiuoja iki šitų vietų. Mes norime kelti aukščiausias vietas, bet norime duoti apkrovos raumenims. Nes be apkrovos, tai čia labai ilgai eisite link tikslo. O apkrova duodama pirštais. Tai ką darysim? Šnervės pasibaigia, uždedam rankas šitaip ir keliam pupelės. Dešimt kartų. Čia nebuvo mimikos, bet truputėlį, jeigu matote, kur yra mankštos pliusas, jaučiasi, viską pajausite. Nepadedu savo akimis. Bet jeigu pati pradžia, padėkite kuom tik tai norite. Ir primerkite akis, ir net kažką susiraukti. Bandykite. Jeigu primerkite akis, jeigu susiraukit, paskui nueisite, išglostysite per raumenis tas vietas. Išglostysite. Jeigu jau pavyksta, kaip pas mane buvo čia, taip, tai aš tiesiog 8 sekundės palaikysiu pirštukus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ką padarom po skruostų pratimo? Papučiam žandus. Kam to reikia? Visas raumeninas kilo, dirbo. O mes norime dar ir ištempti, užbaigti labai gražiai. Dėsiu abi 2 rankas čia ir pūsiu šitą žandą. Kodėl dedu? Užfiksuoju, kad daugiau nenoriu, kad darytųsi. Kitas. Kodėl abi 2 rankos? Nes jeigu vieną ranką pakeliu, išsikreipia stuburas. Ir dar kartelį.
ir dar kartelį. Viskas. Ačiū už dėmesį. Eik savimi puošti pasaulį. Ate.